Sveiki, čia studijos lengvai. Atėjus laikui rengti baigiamąjį darbą, natūraliai mes pradedame galvoti, tai ar darysim kokybinį ar kiekybinį tyrimą. Abu pasirinkimai yra nuostabus, bet reikėtų suprasti, kodėl vienas ar kitas pasirinkimas yra priimamas. Ir keletas populiarių priežasčių rašyti kokybinį darbą. Žmonės dažnai bijo statistikos, galvoja, oi, čia reikės skaičiuoti, čia sudėtinga, nieko nemoku, galų gale reikės tyrimo instrumentą parengti sudėtingą, vaje, ir todėl nusprendžia rengti kokybinį darbą. Tai nėra sprendimas. Rengiant kokybinį darbą, reikia ne ką mažiau išmanyti tyrimų metodologiją, tiesa, ta metodologija yra specifinė kokybiniams tyrimams, bet ji yra ne ką mažiau griežta, o sugeneruotų duomenų kiekis yra nepalyginamai didesnis. Vienoje pusėje kiekybinėme tyrime turime kokius porą šimtų respondentų, kurie atsakė į kokią 50 klausimų. Viskas yra skaičiukai, lentelėje, beliko susiskaičiuoti vidurkius, atlikti statistinės procedūras ir turime rezultatus. Nereikia nieko per daug galvoti, nereikia stengtis. Didžioji dalis darbo atliekama mechaniškai, jeigu mes suprantame, kodėl ir ką darome. Tai tikriausiai tas supratimas, kodėl ir ką daryti, ir yra ta sudėtingoji dalis daugumai žmonių, bet aš pažadu, kad ji yra ganėtinai lengvai įveikiama ir perprasti kiekybinius metodus ir kodėl ir kokie jie yra ir kaip jie naudojami. Galima žymiai greičiau nei perprasti kokybinius metodus, nes pasirinkdami kokybinį darbą, jūs turite įsigilinti į teorinę perspektyvą, kurioje jūs atliekate tą darbą. Jūs turite galvoti, ar jisai bus fenomenologinis, galbūt aš žiūrėsiu iš egzistencinės pusės, ar aš žiūrėsiu pozitivistiškai ir tiesiog atliksiu turinio analizę, galų gale kokio dydžio tie duomenys bus, kuriuos aš sugeneruosiu. Ar aš atliksiu kažkokių archyvinių šaltinių analizę, galbūt kažkokių žurnalų straipsnių analizę, galbūt internetinių komentarų analizę, ar visgi aš parengsiu instrumentą, kuriuo seksiu ir atliksiu interviu. O dabar tas interviu jis gali būti struktūruotas, gali būti pusiau struktūruotas ir gali būti nestruktūruotas. Ir kokybiniuose tyrimuose nėra neįprasta, kad jūsų tyrimo instrumentas, jeigu tai yra interviu, kad jūsų klausimai, jie eigoje pradeda keistis. Galbūt atliekant kokybinį tyrimą, jūs ne apie viską iš anksto pagalvojate, o ir negalite pagalvoti, nes kai kurios temos ir kai kurie aspektai išryškėja tik pabendravus su pirmaisiais jūsų respondentais ar kaip būdinga kokybiniams tyrimams informantais. Ar ne? Todėl nederėtų žiūrėti į kokybinę metodologiją kaip į pabėgimą nuo statistinės duomenų analizės. Abu variantai yra sunkus, jeigu darote tyrimą nuoširdžiai, ir kokybiniams tyrimams taip pat yra taikomi kokybės kriterijai. Tai neturėtų būti ir didžiąja dalimi nėra tiesiog paistymas dalykų, tai nėra dalykų traukimas iš kepurės, tai yra ganėtinai atsakinga analizė. Ir turint omenyje, kad kokybiniai metodai prigimtinai turi subjektyvumo momentą, vadinasi, į tai kreipiamas ypatingas dėmesys ir tai yra ypatingai atsakingo elgesio reikalaujantis metodas, jeigu norite išties išlikti moksliškais. Tad reikėtų labai stipriai pagalvoti, ar visgi norime atlikti kokybinį ar kiekybinį darbą. Dabar be abejo, galbūt mums patinka specifinė metodologija, galbūt mes mylime eksperimentus, arba mes mylime apklausas, ar galbūt interviu mes mėgstame labai stipriai. Tai puiku, mes galime bandyti derinti tyrimo klausimą, tyrimo problemą prie mūsų mėgstamo metodo, jeigu mes turime tikslą praktikuoti šį metodą. Bet įprastai metodas yra pasirenkamas pagal tyrimo klausimą, o ne tyrimo klausimas pagal metodą. Tad jums reikia atsakyti į labai keletą tokių elementarių klausimų. Pirmiausia, turime pagalvoti, koks metodas yra pats efektyviausias, norint išspręsti mūsų įvardytą mokslinę problemą. Ir pasufliruosiu jums, kad kokybiniai metodai yra efektyvūs atsakyti į tokias mokslinės problemas, kurios yra arba
itin naujos, itin neištirtos, nėra net atsparos taško, nuo kurio galėtume pradėti atlikinėti kiekybinį tyrimą. Na, tuomet kokybinis tyrimas ir turėtų būti jūsų pasirinkimas. Kitas aspektas yra, ar jūsų tyrimo dalyviai yra iš didelės populiacijos, ar visgi jų yra tik tai nedidelis mažas būrelis. Na, jeigu tai yra tik tai nedidelis mažas būrelis, na, galime pagalvoti kokias nors neįprastas gyvenimo situacijas patiriantys žmonės, ar ne? Tikrai, tarkim, kokiose unikaliose ar labai retose situacijose esantys žmonės, mes jų kiekybiškai galime neapklausti, jeigu yra tik tai 15 per visą Lietuvą, tarkime. Vadinasi, kokybinis tyrimas yra geresnis pasirinkimas. Kita vertus, jeigu literatūra jūsų tyrimo problemos, mokslinės problemos lauke yra ganėtinai plati, jeigu yra gausybė tyrimų, kurie tyrinėja panašius dalykus, ką ir jūs norite tirti, ir tie tyrimai yra kiekybiniai, didžiausias tikėtinumas yra tai, kad jūs irgi turėtumėt atlikti kiekybinį tyrimą. Na, jeigu yra instrumentai, kurie yra reikalingi tam reiškiniui pažinti, jeigu tie instrumentai yra validus ir patikimi, ir jų yra vertimai, ir jie yra prieinami, ir visi juos naudoja, jūs neturite tikros priežasties jau gausiai ištyrinėto klausimo tyrinėti kokybiniu būdu. Tam nėra prasmės. Tad reikėtų suprasti, kad metodo pasirinkimas nėra mėgstu, nemėgstu momentas. Metodo pasirinkimas priklauso nuo to, ką jūs ketinate tirti. Ir mūsų įrankių dėžėse, mūsų mokslininkų įrankių dėžėse turi būti tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai metodai, nes jeigu jūsų įrankių dėžė yra tik tai iš vieno įrankio iš plaktuko, tuomet jums viskas atrodys kaip vinis. Bet ne viskas yra vinis. Tad rinkitės tyrimo metodus atsakingai. Kam studijuoti sunkiai, jei galima lengvai?